Zdarova pačanai, nebūkit lohai ir paspauskit subscribe mygtuką. Ačiū labai. Reikia keltis ir eit, bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, nori bėgti kartu. Reikia keltis ir eit. Kas ta rūpesčiai? Ai, kraftas banguoja. Nepasirašo. Įjungia durnių. Nieko nežinau apie feną, neužsiemu. Turi ko atsigerti? Sėsk atnešiu. Dėkui. Pasinaudosiu tuliku. Kas tau? Blogai jautiesi? Viskas gerai? Sveikas. Teik paskėčiam. Kaip kelionė? Kokia ten kelionė per miestą pravažiuoti? Bet gamyboje buvo nesklandumų. Kas atsitiko? Galvojom, kad bus 50, gavosi 30. Taip, skaičiavus. Chemijos pritrūkom. O čia tu mum gali padėti. Pertina? Matai, kaip mes pradėjom bendradarbiauti. Kaip mafijos struktūra. Gerai, aš padėsiu. Pats turiu iššūkių. Neturiu pinigų. Kaip? Tu galvoji lengva per 2 dienas tokį pinigų sumą surinkti? 100 dabar paduosiu, kitus vėliau. Blin, aš ir taip bosį kalbėjau savo chebrą, kad nuleistų kainą. Garantavau, kad patikimas pirkėjas. Tai garantijos niekur nedingo. Aš esu garantas. Aš Simonas Šarkys. Netiki, sėsk į mašiną ir važiuok.
Gerai, daryk bagažinę. Ar gera kokybė? Gera. Geresnė net, kur Mangis buvo atvežęs. O kur tas? Pasislėpė. Įsigando, kai jo draugelį nuėmė. Beje, rado kas toks? Tamsi istorija. Tamsus reikalai. Nerado. Beje, kokios leukemijos reikia? Dabar gerai neprisimenu. Sužinosiu, pranešiu. Kada kiti? Paskambinsiu. Na, pagerėjo savijauta? Atrodo išbliškęs. Gal nedamiegojau. Blogi sapnai kankina. Vėliau užmigau. Tai kaip ten su kraftu? Išsiaiškinsiu. Mums trūk plyšk reikia feno ir aš jo gausiu. O tu mane dėl to čia pasikvietei? Ką darom su Šarkiu? A ką nori keršyt? Tai aišku. Na, kol jisai mums netrukdo ir tik tais fone šmežuoja, lai gyvena. Turi planą kokį? Ne. Efka. O dėl to ir neužmiegi. Spėsim. O aš galvau, kad kažkas rimto. Sės, papasakosiu. Dar ne viskas? Sėsk. Pasakok. Tai va, kai Atsiprašau. Kažkas panašia. O, Diana. Velnias. Sveiki. Nesutrukdžiau? Labas. Ne, mes jau baigėm. Keliausiu. Pažiūrėk, koks jis išbliškęs. Išvesk į lauką pasivaikščioti gryname ore. Ant ryšio. Ką tu sergi? nu kas jums pasidarė. Gerai jaučiuos. Skambinau, nekeli. Tai telefonas įsikrovė. Kažkaip nesidžiaugi mane matydamas. Džiaugiuosi.
Vėl į viešbutį? Bus matyti. Kam susitikinėti, nesiruoši ženytis? Tau dabar kas? Adurnas esi? Ženytis. Viskam savas laikas. Puikiai moteris. Viskas gerai. Va su Tomu. Nebūtų jokių problemų. Tas tai iš karto į lovą įsiverstų. Gyvena kaip valkata be aukštų tikslų. O dėl ko jūs susipykot? Nesusipykom. Šiaip skirtingi esam. Tomas saviškiai naują tačkę nupirko. Čia jau jos stilius. Aš jai gal darbą pasiūlysiu pas save. Daugiau laiko kartu praleisim. Palauk, kuo tu sėdi? Taigi važiuok. Ženytis pasiūlysis. Ko neina į mašiną? Tai mes čia pat iki restoraną. Laisvas. Paskambinsiu, kai reikės. Galvojau, pamiršai? Norėtum. Nu ką, susitvarkei savo problemas? Taip, ir iš karto paskambinau tau. Kaip laikaisi? Puikiai, dabar jau puikiai. Na ir puiku. Einam, pasigersim. Kaip kaimiečiai. Reikia sakyti vyną, degustuosim, taurius gėrimus ragausim. Va nuo tokių gražių žodžių ir prasideda alkoholizmas. Kaip man patinka tavęs klausyti. Blin, Miniuka, gal pasukt Ferdinandui? Jau kiek laiko praėjo? Atvažiuos. Atvažiuos, blin. O man tas nepatinka. Jis išvažiuoja, mes nežinom kur, pas ką ir kada, blin. Tavaro beveik užliama. Nu, o jeigu ten su puškom? Tiesa, o tau jisai pasakė, kas pirkėjas? Nesakė. O, matai, niekam nesako, blin. O jeigu mes per bortą? Nu, o! Šitas, blin, telefonininkas mūsų. Tu kodėl su Ferdinandu nenuvažiavai? Nu tai, kad neėmė. Neėmė, blin, pas turėsi skvert, kaip nors į bagažinę ir ten gulėt, blin. On, paimsim mes Ferdinandą į sieros rūgštį ir klausinėsim, kur išpylė. Sieros rūgštis taip gerai neardo organinių audinių šramų. Oi, bent aš mačiau seriale. Ką tu matei savo serialę? Ką tu matei? Ką? Ten buvo vandeninio fluoro rūgštis. Taigi vonė sugraužė vis. Viniuka, blin, kas čia per cinizmas? Ir čia tvojų mat, tu ką negirdi, ką aš sakau? Su savo mokslu tuo. Nu, mes statom į pavojų visą mūsų komandą. Ir tą patį Ferdinandą, blin. Nu, vežt babkės be apsaugos, čia yra normalu? Aišku, čia yra nenormalu. O tu, Ferdinandas. O, dabar normalu. Kur kiti? Ko taip nedaug? Vėliau paduosiu. Tai ką, ne viską paėmė? Paėmė viską. Tai atidavė be babkių? Čia, pacanai. Sakiau, dabar droš ragą.
Nedrož, būkit ramus. Ne, palauk. Nuvažiavai kažką matydavai, viskai būkit ramus. Nu, ir kodėl mes su komanda negalim žinot, su ko dirbam, blin? Čia ką dabar? Nepasitikėjimas? Ne, palauk, mes nieko nežinom, kainas nežinom. Tu ką galvoji, kad aš brangiau pardaviau ir jum nepasakiau? Ne, aš tik sakau, kodėl nepadaviau su šaibu. Neturėjo. Tai nereikėjo palikti tavaro. Nu, dabar bus galai vandenį vanduo užšalęs? Nebus, aš tuo žmogum pasitikiu. O tai kas ten toks, kas ten tokie? Negaliu sakyti. Kas čia per paslaptis? Vardai. Kas? Šarkys. Didelė suma. Sunku surinkti šitiek. Prasidės pardavimai ir atiduos. Nu, tokį nepaspausi. Bet to bus ramu dėl stogo. Pertina gaus chemijos. Surašyk, ko ten reikia. O, jau geresnės naujienos. Einu pasiimsiu atsigerti. Aha, davai. Neskubėk. Nu ką, Pieniuška, o ką su šitais darom, a? Patrupink, nu, ant pavalgymo. Gerai. Kas čia įsitepei? Kur? Gal pavalysiu? Dovilė, nereikia. Ko tu čia įsitepęs vaikščias? Tuoj. Prašau. Ačiū. Žinai, gal aš nevažiuosiu. Kodėl? Ai, Rolas mieste blaškos, nenoriu susitikti. Taigi ne po restoranus blaškos. Mes jų kolegos. Dovilė, darbo reikalai susitikom. Žinai, gal tu ir teisi. Nerizikuojama. Aš turiu su vienu žmogum susitikti. Pasimatysim kitą kartą. Viskas gerai? Taip, aišku. Gaila, kad nepraleisim laiko kartu, bet kitą kartą. Tai sakai, einam pasivaikščioti ir va, kur atsivedai. Tai pagaliau išsirinkai. Čia visko tiek daug galva sukasi. Tai griuk, aš tave sulaikysiu. Kaip? Patinka? Atrodai nuostabiai. Ačiū. Iš tikrųjų, tu labai nustebinai. Ačiū dar kartą. Nėra už ką. Gera moteris vyrui atstoja angelas sargą. Bet brangugi labai. Mano brolis neseniai čia damą susirado. Tai mašiną jai nupirko. O čia tik papuošalas. Bus atminimui. Tu turi brolį? Ir ko jis užsiima? Tu apie mane nori daugiau sužinoti ar apie mano brolį? Šiaip smalsu. Einam.
Na ir kur dabar? Gal dar pasivaikštam? Aš jau visai norėčiau palsėti. Tai gerai. Skambinu Rolui, tegul privažiuoja. Bet ne į viešbutį. Į mano namus. Susitvarkiau kambarius. Rolai, kur tu?